Sanatorium šampūnas. Pradėkim nuo pradžių. Iš kur atsirado tas sanatorium šampūnas, beržinis vadinamas? Tai čia buvo prieš kokius 5 metus, kada jau aš neapsikentęs, turintis pakankamai vešlę šveliūrą, reikėjo ją prižiūrėti ir norėjau prižiūrėti ją turėdamas natūralius produktus. Nes kai naudodavau šampūnus, kuriuos pirkdavau ten parduotuvėse, tai po plovimo pasipildavo pleiskenos ir nenormalus plaukų slinkimas, kritimas ir visi kiti man nepriimtini dalykai. Tai tada spjoviau į pirktinius šampūnus ir kadangi esu nuo pat mažumės pirties mėgėjas, tai naudojau vantą, šitą nuostabį dalyką, kuri nėra atskiriama pirties dalis, ir ją gerai atmirkius karštam vandenyje, atšutinus ant, skaitosi, akmenų garo. Ją galima buvo labai gerai įsitrinti į galvą, ji įskleisdavo savo tas gerasias savybės ir pastebėjau, kad atlikus tokią procedūrą su savo ševeliūra, pasijutau labai laimingas. Bet jūs įsivaizduojat, reikia dabar su ta vanta trinti galvą ir panašiai. Tai kadangi mes gaminam ekstraktus jau senai, tai galvoju, paimsime mes, pasigaminsime beržų ekstraktą, iš tų pačių, skaitosi, augalų šviežių, vasaros laiku, sukoncentruosime ir pabandysime iš to sudėtinių dalių beržo pasigaminti šampūną. Radau labai gerą bičiulį, jauną chemiką, kuris sako, ne Mindaugai, tu nepasakok, čia reikalauji 4 dalių arba 5, šampūnas mažiausiai iš 10 susideda visokių konservantų ir visokių ten priemaišų ir dažiklių ir kvapiklių. Sakau, matai, būk geras, drauguži, pabandyk laboratorijoje, nedaugiau kaip 5 sudėtinės dalis. Jis atvažiavo ir sako, žinai, bandau ir taip nelimpa tos sudėtinės dalis. Tai po to, atrinkdamas įvairias ten pridėtinės dalis, irgi natūralias, kad ir būtų kondicionuojantis, ir putojantis šampūnas, galų gale atrado 5 dalis, kurios limpa, kurios neįsisluoksniuoja, pasidaro geras konsistencija ir labai tvarkingai išplauna plaukus. Jie tiesiog džiaugiasi, kai juose maudai ten šampūną, tiesiog jie krykštauja, kaip gražiai guržda ir kaip gražiai jie ten šneka ačiū. Mes galų gale radom produktą, kuris mums labai tinkamas. Tai štai, brangieji, kadangi jis yra labai koncentruotas, jo sudėtis yra 85% beržo, tai yra mišinys sausų medžiagų ir hidrolato. Tai tokio kiekio organinių medžiagų jūs nerasite nei vienam šampūne, nei vienam pasaulyje ieškokit. Tai jeigu tai yra grynas ekstraktas, taip, bet šampūno tikrai ne. Daugelėje šampūnų ten ekstraktų arba tų visokių kvapnių medžiagų, tai yra iki 10%, tai yra būna labai daug. Čia yra 85%. Kas dar įeina tą šampūną? Tai, kaip ir sakiau, tai beržų ekstraktas ir hidrolatas 85%, po to eina guaras, pektinas ir citrinos rūgštis. Citrinos rūgštis reikalinga subalansuoti pH, kad jis būtų neutralus ir kad jisai labai tiktų mūsų, skaitosi, plaukams ir galvos odai. Tai štai 5 dalis. Ir viskas, ko reikia, ir kvapnu, ir sveika, padaro plaukus jūsų švelnius, jie gerai įsiplauna. Ir iš pradžių pilsime į plasmasinį buteliuką ir tas mūsų šampūnas vadinosi Betula alba. Tai yra beržo šampūnas arba baltasis beržas. Čia tilpo 100 ml. Ir kada paleidom, natūralus produktas arba, kaip sakant, beveik ekologiškas, kadangi tos medžiagos, kurios yra beržų ekstraktas, hidrolatas, 85% yra sertifikuota ekologiškos medžiagos, tai po labai trumpo laiko ir po
pretenzijų sveikuolių, kad tai yra, nepriimtina plasmasė. Tai tada mes sugalvojom, sakom, gerai, atsisakome šito buteliuko ir tada supilstėm savo produktą į stiklinį buteliuką ir netgi dėžutę padarė. Tai va, tai antras etapas buvo štai toks. Stiklinis su dozatorium. Kai kuriems patiko tas produktas, kai kuriems sakė, jis dūžta. Tai toliau keliausime, bet jau tada sugalvojame, kad žmogui, arba kuris prižiūri savo plaukus ir savo veidą, savo odą, mes turim jam suteikti visą liniją produktų, kurie jam pagelbėtų esant nesveikiems plaukams, sutrūkinėjusiai odai, išsausėjusiai arba veido odai, esant, kada moterys ypač nori būti gražiosios, daug daro makiažą, o makiažas, kaip visuomet, po truputį sendina odą, tai mes norėjom, kad ją atgaivinti, kad ją padaryti sveiką. Tai tada atlikome bandymus su 6 produktais. Tai buvo šampūnas, 2 miceliniai vandenys beržų ir pušų, ekstraktas plaukams stiprinti ir 2 hidrolatai beržų ir pušų. Tai visi šitie produktai dabar jau yra mūsų parduotuvėse, bet galvojame, tai kaip dabar pavadinti šitą nuostabią liniją. Daug galvojame, bet turime irgi draugus, kurie turi Dievo dovaną sugalvoti įvairius pavadinimus ir sako, taigi Meta dirba su sanatorijomis, visi produktai yra sanatorijose, visi išbandyti. O kodėlgi, sako, nenorit akcentuoti, kad tai yra produktas sveikatinantis, tai yra produktas, kuris naudojamas sanatorijose ir štai mes jį pavadinom sanatorijum. Bet kur esmė? Tai yra minusas prieki ir pliusas pabaigoje. Tai yra iš vargstančio ir besidžiaugianti gyvenimą išeina žmogus. Tai yra, kada to žmogui yra problemos, jis panaudoja šitą mūsų liniją ir po panaudojimo jis jaučiasi laimingas. Tai yra pliusas. Jo gyvenimas pasidaro tvarkingesnis, geresnis, malonesnis. Ir jam pasidaro šviesu gyvenančio pasaulio. Bet dar priedo prie viso šito, sumanėm, kad dar arčiau prieiti prie to tvarumo, ekologiškumo ir visą šitą liniją supilstėm į aliuminę tarą. Aliuminis, kaip žinote, yra draugiškas aplinkai. Jisai, kada supili, skaitasi, jo paviršius yra iš pradžio užsideda oksiduojanti plėvelė, kuri neleidžia reaguoti su aplinka. Kada supili, skaitosi, ekstraktą, jisai nepakinta absoliučiai, jis išlieka ilgą laiką stabilus. Ir jisai, o kadangi uždedami dozatoriai purkštukai, jisai jį nepatenka iš viso oras ir deguonis. Tai šitas produktas gali laikytis 2 metus, nepakitęs ir jo kokybė yra tinkama vartojimui. Tai štai, ką aš norėjau papasakoti, bet svarbiausia, noriu akcentuoti, kad tie visi produktai pagaminti ir naudojami mano šeimos, mano aplinkos ir visi džiaugiasi. Nes pagaminti produktą ir pasakyti, kad jis geras, bet jo nevartoti, čia yra kitas dalykas. O mes sakome, žiūrėkite, kokia mano ševeliūra, kaip mes gerai atrodome, naudokitės mūsų sanatorijom liniją ir jos produktais.